Sveiki, šiandienos pamokėlė bus apie VirtualBox programą. Šios programos pagalba galime susikurti virtualias mašinas ir tiesiog savo kompiuteryje galite turėti 10 kitų kompiuterių, nieko nekeisdami. Tiesiog pasileidžiate šią programą, pasirinkate operacinę sistemą, paspaudžiate Start ir, tarkime, aš Windows 8 sistemoje galiu naudotis Windows 7 arba Ubuntu operacinę sistemą. Kaip susikurti naują operacinę sistemą? Jums reikės Oracle VM VirtualBox Manager programos. Šią programą galite parsisiųsti iš tinklapio, kurio nuorodą paliksiu žemiau šio video. Ir kai jau turite šią programą, tiesiog spaudžiate New. Šiame lange reikia įrašyti operacinės sistemos vardą. Tarkime, šiuo atveju instaliuosim Linux Mint. Tai įrašau Linux Mint. Ir dažniausia ši programa užpildys šiuos du laukelius pati, bet jeigu kas nors neteisinga, galite juos visą laiką pakeisti. Šiuo atveju aš paliksiu juos kaip yra. Spaudžiame Next. Atminties dydis, aš duosiu savo virtualiai mašinai 1 GB RAM. Spaudžiame Next. Mes norime sukurti naują kietąjį diską, taigi paliekame kaip yra, spaudžiame Create. Kietojo disko tipas, paliekame koks yra, VDI. Spaudžiame Next. Šiame lange galime nustatyti, kiek virtualus diskas užims vietos mūsų kietajame diske. Jeigu pasirenkame dinaminės, tai jisai užims tik tiek vietos, kiek yra failų tame diske. Jeigu pasirinksime Fixed Size, jis užims visus gigabaitus, kokio dydžio yra tas diskas. Čia mes galime nustatyti, kur bus patalpintas mūsų diskas ir kokio dydžio jisai bus. Taigi duokime savo operacinei sistemai 15 GB. Ir mes, jeigu nenorite pakeisti virtualaus disko vietos, tiesiog spaudžiate Create dabar, kadangi aš noriu pakeisti, taigi spaudžiame šį katalogą. Pasirenku diską, kurį noriu, kad būtų suinstaliuota ši operacinė sistema. Sukursiu naują katalogą ir spaudžiu Save. Dabar spaudžiame Create. Ir štai matome, buvo sukurta nauja operacinė sistema. Dabar jūs tikriausiai jau turite parsisiuntę ISO failą ir mums reikia jį prijungti prie šios operacinės sistemos. Taigi spaudžiame dešinį ir Settings. Čia galite keisti visus savo virtualios mašinos nustatymus. Mes norime prijungti ISO failą prie šios mašinos ir kada į tai startuos, mes galėsime instaliuoti operacinę sistemą. Taigi einame į Storage, matome kompaktinis diskas, jis yra tuščias, spaudžiame ant šio disko ir pasirenkame disko failą. Pažymėme jį, spaudžiame Open ir OK. Dabar belieka jungti šią virtualią mašiną ir užbaigti operacinės sistemos instaliaciją. Pažymėme mašiną ir spaudžiame Start. Matome, kad mūsų sistema kraunasi iš virtualaus disko ISO atvaizdu. Šiuo atveju pasileidus Linux Mint operacinę sistemą mes turime kompaktinį diską, kurio pagalba mes instaliuosime šią sistemą. Dažniausiai kraunantis kompiuteriui instaliacija prasidės iš karto. Spaudžiame ant šios ikonos ir belieka sekti šiuo vedliu. Kalba anglų, Continue ir Install Now. Pasirenkame savo laiko zoną, Continue. Įvedame savo vartotojo vardą bei slaptažodį ir vyksta failų kopijavimas. Instaliacija baigta, perkrauname virtualią mašiną. Ir matome, kad šį kartą
operacinė sistema kraunasi jau iš kietojo disko, ne iš ISO. Viskas veikia šiek tiek lėtokai. Galbūt reikia šiai virtualiai mašinai duoti daugiau ramo ir procesoriaus pajėgumo. Taigi, palaukime, kol viskas užsikraus. Matome, turime pranešimą apie video kortos nustatymus. Čia Linux Mint welcome screenas. Taip, taigi instaliacija baigta. Išjungiame šią mašiną. Ir dabar norint keisti šios mašinos nustatymus, tiesiog spaudžiame dešinį ir settings. Ramo matome, turime 1 GB, galime padaryti 2. Procesorius. Duokime 4. Display. Įjunkime 3D ir 2D akceleraciją. Taip pat duokime daugiau video pajėgumo. Tarkime 64 MB. Vienas monitorius. Daugiau nieko keisti nereikia. Kietieji diskai. Matome, mūsų ISO diskas buvo atjungtas. Audio, tinklas, NAT adapteris. Dažniausiai aš palieku NAT, bet galime prijungti bridge adapterį ir tada galima bus nurodyti, kokią tinklo kortą, fizinę kortą iš jūsų kompiuterio ši virtuali mašina naudos. Palikite NAT, turėtų veikti puikiai. Serijiniai portai, USB ir pašarinti katalogai. Kad aktyvuoti visus pakeitimus, spaudžiame OK. Matome 2 GB, 4 procesoriai ir video akceleracija dabar yra jungta. Spaudžiame Start dar kartą ir viskas turėtų veikti kur kas greičiau. Arba ne. Matome, šį kartą užsikrovus operacinė sistemai nebeturime pranešimo apie 3D akceleraciją ir viskas atrodo veikia gan puikiai. Išjungiame virtualią mašiną. Jeigu paspausite X ant virtualios mašinos lango, kartais jisai tiesiog nulūžta, siūlyčiau išjungti Start ir Shutdown būdu. Na ir šiai pamokėliai maždaug tiek. Jeigu turite klausimų, palikite juos komentaruose, nepamirškite paspausti like ir subscribe. Iki.